Labas vakaras, kolektyvas. Taigi šiandien tokia galbūt iš teorijos, galbūt kiek iš pamastymų tema, bet norėčiau pakalbėti apie tai, kaip atlikti savo pirmąjį trade. Pradėkime nuo to, ką reikia žinoti, su kuo reikia susipažinti, nuo kokių time frame reikia pradėti ir iš tikrųjų ruošiuosi pakalbėti, parodyti pavyzduką, kaip galima, kaip reikėtų ir lengvi patarimai iš tikrųjų, kurie long terme, ilgesnių laiko atžvilgių turėtų jums padėti. Tad pasijungiam, pasižiūrim ir paplėpėsime. Pirmas kritinis dalykas, tai reikia turėti brokerį. Nu jau be šito, žinokit, be šansų. Brokerį reikia turėti, iš tikrųjų pas mane blogė, arba po kiekvieno video YouTube kanale rasite, nueinat į brokerius ir yra aprašyti 2 brokeriai. Kiekvienam pagal save, kiekvienam kas labiau priimtina, ar tai bus MetaQuote, ar tai bus TradeLockeris. Iš tikrųjų, daug kas priklauso nuo perspektyvos, kur tu ruošiesi pagrindė tradinti. Nes MT4, MT5 yra tik tai brokeriuose. TradeLockeris, aš atradau ne per seniausiai naują brokerį, tenais naudoju TradeLockerį. Ir pliusas išmokti naudotis TradeLockeriu yra tas, jog pagrindė visos prop firmos jį naudoja. Tad atlikę kelis pirmus treidus, sakykime, uždirbę kelis savo pirmus eurus, galbūt ambicijos bus sukeltos, golai lygiai taip pat ir ieškosite, kur galima gauti finansavimą. Su finansavimais irgi reikia ieškotis, reikia žiūrėtis, kokios prop firmos tą gali suteikti. Lygiai taip pat pas mane gali rasti GetFunded aprašytos keletą prop firmų, su kuriomis aš dirbu, kurios išmoka payoutus. Bet dabar jau daleiskime, turite brokerį, reikia atlikti pirmąjį treidą. Pirmąjį treidą iš karto mano stiprus patarimai. Neikite į minutinius grafikus. Nei minutinis, nei 5 minučių. Kodėl? Kol tu žalias, kol tu esi visiškai naujas, esmė tokia, jog tu įsivaizduosi, jog matai galimybės visur. Visur galimybių nėra. Aš pats asmeniškai dirbu ant minutinio grafiko ir to pas mane yra taisyklių, kai per dieną aš netlieku nei vieno treidų, kai per savaitę aš atlieku 1-2 treidus. Ir man to pilnai pakanka, tačiau iki viso to reikia daugti. Kol tu pradedi, iš tikrųjų reikia pradėti nuo paprastesnių dalykų, tai yra pradėti nuo 4 valandų grafikų, kuriuose tu gali žinodamas elementariausią teoriją, kas būtų pavyzdžiui supply demandas, support resistance lygiai. Apie tai yra kalbėta, bet jau vėl daleiskime, kad jūs visą tai žinote ir visą to pradedat. Ir pirmasis mano patarimas, iš tikrųjų, kas būtų, tai suvokti, kaip juda marketas. Marketas juda pagal marketo struktūrą, tai yra kurdamas high, low, pakeisdamas charakterį, pakeisdamas kryptį ir tada važiuodamas apačion, kurdamas low, high. Šitie yra elementarūs dalykai, tačiau kiekvieną kartą, kai įeidinėti treidą, laukite patvirtinimo. Kas yra patvirtinimas? Tai yra stiprus skandalas į vieną arba į kitą pusę, kuris paremia jūsų strategiją. Va dabar daleiskime GBP USD, aš atsisukau, kaip ir suradau. Šitoj vietoj mes turime mūsų supporto lygį. Visiškai naujai sukurtą supporto lygį. Nuo čia pradžioje, kaip matome, atsimušinėjo, davė važiavimą žemyn, pakeitė charakterį. Pradėjo važiuoti viršų ir važiavimas į viršų prasidėjo. Ir vėlgi, kaip matote, nuo šito lygio kaina, ką daro, atšokinėja. Pradėjo važiuoti žemyn, konsolidacija lengva ir vėl važiavimas į viršų. Kaina pradėjo važiuoti vėl į viršų, kurdama šitoj vietoj naują bosą. Tai iš teorinės perspektyvos viskas yra kaip ir paprasta ir tai, ką mes suprantam, nes marketas juda pagal marketo struktūrą, sekame trendą ir šitoje vietoje, pavyzdžiui, ką būtų galima daryti, matomas grįžimas. Elementariausias grįžimas, backupas, backdownas, galbūt šitoj situacijai. Ir dabar taip, turime šitoj vietoj mes supporto lygį, reiškia, nuo supporto lygio mum atsimušinėja. Žinome elementarią teoriją, jog jeigu grafikas nuo žemiau šitos vietos, reiškia, vėl keičiasi charakteris, keičiasi marketo charakteris ir mes
įėjimų nebeieškosime. Tačiau visą laiką turime omeny, kad jeigu kaina pradės kilti, būtent nuo mūsų zonos, laukiame patvirtinimo, kas būtų stipresnis skandalas ir mes galėsime ieškoti įėjimo pozicijos. Dabar daleiskime, kaina juda, nieko neduoda ir reakcija tokia kaip ši mums duoda vienokius ar kitokius patvirtinimus. Dabar žiūrėkit, vėlgi mūsų sąlygos. Šitoj vietoj bosas, kaina toliau kyla į viršų. Pradėjo važiuoti žemyn, bet nenusileido žemiau šitos vietos, kur būtų breikinimas, kur, sakykime, keičiasi charakteris ir kur mūsų supportas galimai keistusi į resistance lygį ir kaina pradėtų važiuoti toliau į apačią. Šitoj vietoj mes turėjome stiprų atspirties tašką, nuo kurio galima įeiti. Iš karto galima įeidinėti į tradą, vadaleiskime, kendalas tik užsidarė, SL-as reiškia žemiau šitų vikų, arba žemiau pačio kendalo, arba žemiau vikų. Šitoj vietoj, saugumo sumetimais galima dėti žemiau šito viko mūsų SL-ą. Ir mes turime tradą. Ką mes taikomės? Šitoj vietoj mums reikėtų taikytis į naują bosą. Šitoj vietoj turime pirmą bosą, antrasis bosas būtų štai čia. Tai realiai turime enterį, būtent po kendalo reakcijos. Tada, kada turėjom reakciją, kada turėjome stiprų pušinimą į viršų, parodoma, jog pirkėjai pradeda lysti rinką ir labai stipriai. Šitoj vietoj nusistatė tinkamą SL-ą, turėdami sąlyginai tinkamą entry tašką, kad ir iš 4 valandų grafiko. Vėliau, kai pradėsite dirbti, eisite į mažesnius time frame'us, ieškodami svaresnių patvirtinimų, su kuriais dirbsite, kas, pavyzdžiui, iš mano perspektyvos minutinis grafikas, iš minutinio grafiko aš galiu išspausti maksimumą, kas būtų, jog yra pas mane suspaustas SL-as, iki kur aš žinau, kas pas mane bus, ko nebus, arba kur paneigia mano strategiją. Taip aš galiu pagauti, tarkime, 1/10 risk rewardą, kas yra žvėriškai daug iš tikrųjų. Žinant omeny, kad per treidus rizikuoji 1, 2, 3%, priklausomai kur tu dirbi, jeigu dirbi prop firmose, ten rizikuosi, sakykime, po 1%, brokeryje gali rizikuoti daugiau, nes jau bet kuriuo atveju yra tavo kapitalas, tu savo kapitalą menedžini taip, kaip tu nori ir taip, kaip tau atrodo teisinga. Dabar grįžtam prie treido, jame turime SL-ą, vieta, kurioj mums paneigia strategiją. Dar saugiau galima SL-ą uždėti būtent šitoje vietoje, kas pilnai paneigtų mūsų strategiją. Tačiau tokiu atveju mes turime 1/2 risk reward. Dabar jeigu, sakykime, rizikuojame 100 baksų, šitoj vietoje, jeigu pasieks tik profitą, mes uždirbsime 2. Ir matot, kame esmė čia yra, išlaukime visas šitas dalykas. Išlaukiam, susižiūrim zonas. Susižiūrėję zonas, laukiame, kada turėsime mes vienokį ar kitokį patvirtinimą. Patvirtinimai tai yra stiprus skandalas į mūsų pusę, kur mes ruošiamės važiuoti. SL-us vėlgi dedamės ten, kur būtų pilnai paneigta mūsų strategija. Šituo atveju paneigta pilnai strategija būtų, jeigu kaina pradėtų važiuoti žemyn. Šitaip. Ne? Bet kuriuo atveju SL-as daug ką duoda, nes šiuo atveju mes turime risk rewardą 1/2. Reiškia, rizikuoji 100, kad uždirbti 2. Jeigu SL-as būtų šioje vietoje, po reakcija, mes turėtume 1/3. Galbūt net truputuką didesnė, tai reiškia, rizikuojam 100 baksų per treidą, uždirbtume 3,50. Vėlgi priklauso pagal rizikos toleranciją ir pagal tai, ką mokate, ką suprantate ir kaip marketas gali judėti. Bet viskas atsistoja ant to, kiek tu turi patirties ir kiek tu turi praktikos. Kuo daugiau praktikos, kuo daugiau atliekamų treidų, tuo daugiau tu pamatysi galimybių, kurios bus matytos. Sakykime, jau panaši pozicija, jau žinai, ką daryti, čia turėjome stiprų reakciją, mes važiuojame toliau su treidu. Taip ir dėliojasi. Dėl to yra labai stiprios rekomendacijos likti su viena pora, kas pavyzdžiui šiuo atveju būtų GBP USD, kas būtų pagrindinės poros kaip USD JPI, euras USD. GBP JPI irgi galima pora, bet jinai pakankamai stipri ir ten stiprus judėjimas, tačiau jeigu tu dirbi su didesniu time frame'u, kas yra labai stipriai rekomenduojama, išmokti valdytis
neužeidinėti bet kur, tai tikrai sakau, pradėti nuo tokio kaip swing tradinimo arba position tradinimo yra kur kas aktualiau. Ir dabar vat įėjom į tradą, galim pasižiūrėti kainą, ką padarė. Po reakcijos mūsų turėjome lengvą konsolidaciją šito vietoj ties enteriu ir po to kaina, ką padarė, jinai nuvažiavo į viršų, papeikino mūsų take profitą. Ir viskas. Šitaip atlieka treidus. Tokių treidų jūs, sakykime, per mėnesį turėsite 2-3, bet jie bus geri treidai, jūsų win rationas bus didesnis ir jūs pasieksite savo rezultatus kur kas greičiau. O po to jau mokotės gilesnį informaciją, geresni treidai, geresni enteriai ir žingsnis po žingsnio susistatysit. Todėl, kaip ir sakau, mokomės, dirbame, atliekame savo pirmus treidus, nes tikrai iš Forexo galima pasistatyti. Jeigu atiduosi širdį, Forexas tikrai apdovanos. Svarbiausia, susidėliojate akauntus, susižiūrite teoriją, auginat savo brokerį ir žingsniukas po žingsniuką savo pasieks. Tad chebrytė, ačiū, kad žiūrėjote ir kaip visados judame link bendro tikslo – uždirbti dolerių. Bye bye.